Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas, rengdamas laidų ciklą apie sportuojančius kurčiuosius, pristato temą fizinio rengimosi nauda įvairių sporto šakų sportininkams. Kalbiname šios srities specialistę, kineziterapeutę Aistę Daugėlaitę. Gerbiama Aistė, tai sportininkams reikalingas fizinis pasirengimas. Gal užtektų tos jėgos, judrumo ir kitko, kas duota nuo gimimo? Dažniausiai fizinis parengtumas pas žmonės būna genetiškai įgimtas. Reiškia, vieni raumenų tonusą turi didesnį, kiti raumenų tonusą turi mažesnį. Tai jeigu žmogui raumenų tonusas yra mažesnis, jam yra didelė rekomendacija net dėl savo sveikatos užsiimti sunkiais fiziniais pratimais tam, kad raumenų sveikata būtų normali, sąnarių sveikata būtų normali ir sąnariai nebūtų per daug paslankus. Kalbant apie žmonės, kurie turi per didelį raumenų tonusą, kas yra genetiškai taip pat paveldima, tai tikslas būtų atlikti labiau fizinius pratimus su poreikiu į lankstumą. Kam pirmiausia reikia skirti dėmesį tvirtinant kūnas? Svarbiausia vieta yra išsiaiškinti, kokie raumenys yra silpni, kokie raumenys yra įtempti, raumenų disbalansas. Sportuojant, dirbant, sėdimą, stovimą darbą, mes tos disbalansus dažniausiai patys suformuojam. Ir mums yra svarbu pradžiai išsiaiškinti, kokius turim raumenis silpnus, kokius turim raumenis stiprius. Ir tada atitinkamai juos arba stiprinti, arba tempti. Ar fizinėmis treniruotėmis galime pakenkti sportiniai formai, jei naudojami pernelyg dideli krūviai? Kaip ir kiekvienas fizinis aktyvumas, bet kokia fizinė veikla, jį gali pakenkti, jeigu jos yra per daug, arba jinai atliekama per stipriai. Negalima sakyti, kad fiziniai pratimai kenkia, tačiau per didelis jų kiekis arba tie patys pratimai gali būti, kad sukuria mums tam tikrus disbalansus, kad kai kurie raumenys dirba per daug, o kai kurie dirba per mažai. Tikriausiai sudarant treniruočių planą yra atsižvelgiant į konkretų sportininką, į konkrečią sporto šaką. Tam tikri sportininkai turi disbalansus dėl savo sporto šakos. Tai galima rinktis rakečių sportą, kur dirba viena ranka, daugiau apkraunama viena koja. Galima kalbėti taip pat apie futbolą, kur dirba labiau apatinės galūnės, bet nukenčia viršutinės galūnės. Galim kalbėti apie bėgikus, kurie neturi jokių sukamųjų judesių, lenkimo judesių. Tai visuose sporto šakose mes turim tam tikrus disbalansus. Ir fizinio krūvio metu mes galim tos disbalansus sumažinti. Todėl reikia būtinai sportininkui išsitestuoti, suprasti, kokių pratimų galbūt jam trūksta, kad pagerinti savo ne tik fizinį pajėgumą, bet galbūt užkirsti kelią atsirandančioms traumoms. Nes bet koks disbalansas veda link tam tikrų skausmų. Tai kokios dažniausiai traumos persekioja sportininkus, kurie nėra pasirinkę fiziškai? Natūraliai žmogaus kūnas yra sudėtas taip, kad priekiniai raumenys žmogaus yra stipresni negu užpakaliniai raumenys. Tai jeigu mes nestiprinam užpakalinių raumenų, tai yra nugaros raumenys, sėdmenų raumenys, kojų, šlaunų raumenys, galiniai, mes sukuriam galimybę atsirasti nugaros skausmams, kelių skausmams. Lygiai tas pats yra, jeigu dirbam su viena koja daugiau, su kita koja mažiau. Gali būti, kad mes sukursim vienos kojos per didelę apkrovą ir taip gali pradėti skaudėti kažkurį sąnarį. Ar tai čiurna, ar tai kelias. Aiškus, neišvengiamos yra kontaktinės sporto šakos, kur mes susidurėm ir jau tos traumos yra nekontroliuojamos. Todėl labai svarbu yra raumenų balansas, kojų, rankų, priekio, galinių raumenų lyginimas. Tad apibendrinant šitą pokalbį, galim sakyti, kad be fizinio pasirengimo nebus pergalių. Dažniausiai kelią į pergalės užkerta trauma,
Todėl traumų išvengimas garantuoja ilgą sezoną, garantuoja daug varžybų, garantuoja nenutrūkstamą darbą treniruotėse. Todėl taip galima teigti, kad fizinio krūvio įjungimas į treniruotės, pridėjimas disbalanso ištyrimo, jo gerinimo gali užkirsti kelią traumoms, o tai prailgins sezoną, prailgins pačio sportininko karjerą ir greičiausiai jisai turės galimybę pasiekti aukštesnių tikslų. Ačiū už turiningą pokalbį. Prašom.